Labą dieną. Gerbiami telšiškiai, noriu trumpą komentarą įdėti į trumpą komentarą apie tai, kaip viešoje erdvėje telšių laikraščiai prirašė atidarytą meno mokyklą miesto centre. Nu, gerai, džiaugiamės visi ir iškart meras pirmoje eilėje ten stovi. Meras, kur atidaryta, juostelį perkirpti pirmoje eilėje. Ir meno mokykla, buvusiam policijos pastatas, ten priestas didžiulis. Bet, kas įdomiausiai, kad dėl meno mokyklos aš kreipiausi antikorupcijos komisiją. Meno mokykla pastatyta, statė ją daug metų statė ją, vis žadėdavo atidaryti, vis neatidarydavo, todėl kad rangovai blogai dirbo. Tai bankrutavo banką, tai tas. Bet dabar aš buvau nuvažiavęs prieš mėnesį į meno mokyklą. Naujai pastatytas pastatas, vanduo bėga, pusrusiai, vandens pilna, bėga vanduo per sienas, per grindis, per lubas. Bėga vanduo į patalpas. Naujai pastatytas pastatas kainavo 5 600 000. Mes pinigus sumokam, pastato bet kaip, į kas įdomiausiai, komisija priima darbą. Pastatas tinka eksploatacijai ir viskas, nors pastatas netinka eksploatacijai. Jeigu vanduo yra, bėga vanduo, suplūs ir sugrius kada nors. Bet komisija priima. Kas per komisiją, kas per statybininkai yra, kokia gali būti valstybinė komisija, aš neįsiu, kaip tu gali priimti. Jie įrašo pastabas. Kokias pastabas, ten iš naujo viską reikia daryti, ten kainuos 100 000. Bet gali priimti, įsivaizduojate. Priima, meno mokyklai, dabar atidarimas, meno mokykla, tralelė, orkestras groja, visi džiaugiasi. 5,5 milijonų sumokam, darysim iš naujo. Meras niek nedarė, absoliučiai, jokios veiklos nevykdė, jokių pretenzijų niekam nebuvo. Viskas gerai yra, vanduo bėga, ten yra ir muzikos instrumentai, ten meno mokykla, ten instrumentai mediniai, dirigmė turi atitinkamą būti. Niekas nematavo, niekas niekam betvarkė, Telšių rajone, totali betvarkė, socialdemokratų valdymas yra va čia jau, socialdemokratų. Meras Tomas Katkus absoliučiai nevykdo savo pareigų. Konkrečiai atvejais. Brokas didžiulis, priimta. Privačiai firmai kas nors priimtų tokį dalyką. Niekas nebūtų sumokėjęs pinigų už tus darbus. Negautum pinigų, dar skoloje liktum pridaręs. Čia nieks nieko. Tai ar čia korupcija? Kas daugiau? Aišku, kad čia korupcija yra. Pati aukščiausiam laipsniai. Viskas parašyta, viskas legaliai, vanduo bėga ir tai va. Betvarkė. Bet ką darysim? Tiek.